Labas rytas, Kebra. Dar be prangos, be nieko, lėkim į Airsoftą. Bus Vilkų bazėje, man atrodo, Vilkaviškio rajonas galbūt, lyg jei gerai pamenu. Paskui navigaciją įjungsim, pažiūrėsim. Tai turim labai fainą eventą, turim 180 žmonių, 3 komandos. Tai kiek supratau, bus 90 5, kažkas tokio tikriausiai. Na ir buvo žmonių nemažai, turim keletą naujokų su mumis ir keletą senų dalyvių. Ir turim netgi va tokią mašinytę, nufilmavau su telefonu, tai buvo uždėtas mašinganas ir tikrai kulkų žalos darė priešininkam, buvo tikrai įdomus eventas. Ir stengiausi suspausti kiek įmanoma, nes medijo medžiagos tai buvo išties labai daug. Taip pat turėjom ir dronų, užsieniečių žaidėjų, atvykusių iš Latvijos, pažaistų su mumis. In the forest. From this side of the road, here. Lots of enemy. Yes. Oh, yeah. Ir tik gavus informacijos, bandėm pušintis į priekį, bet buvom nustebinti šiek tiek. Tik pamatę pirmus priešininkus, dėjom gerai į kojas ir taip smagiai pradėjom šį žaidimą. Jeigu žiūri, tas 3 čiulai kokie stovi jau. Sukaupėm visą drąsą ir bandėm važiuoti atgal. Ir taip po truputį bandėm atsikovoti savo poziciją su draugų pagalba. Kitas labai arti po kairę. Vienas čia, iš tikslių krūvos. Kitas čia po kairiau yra dar. Kairiau mediniam šitam yra irgi. Iš to kairiau medinio pabėgo iš to arti. Pabėgo? Jis jo. Ta, kur nušovo? Jis pabėgo dešiniausiai. Ne, dar arčiau buvau. Tai tenais nubėgo jisai. Ten yra dar vienas, kur nušovė. Kur nušovė dar vienas yra. O, viskas. Škėlė. Atėjus komandos nariams su gerais ginklais, gerai lengvai ir išsivalėm ir bandėm pušintis toliau į priekį link Garų. Radom porą kolegų jau pavargusių nuo karo, poilsiaujančių, miegančių. Gali bandyti bėgti, aš pakoverinsiu tada tu mane. Bet ten jų dar Mes jauni, dar nepavargę, tai greitai toliau pušinomės, koverinom vieni kitus ir bandėm skverbtis gilyn į priekį, arčiau pastatų ir bandysim keliauti link jų ir užsiimti pastatus pagrindinius. Coverink! Truputėlis kardio dar niekam nepamaišiu, tai pribėgus prie sekančio pastatėlio, jame buvo praleista šiek tiek daugiau laiko. Yra įdomu kaip antras. Bet bandėm rinkti informaciją, kas vyksta pastatuose. Yra iš tam, bet sekančią. Nes neturėjom visiškai informacijos, nes atėjom per kitą pusę. Kolega buvo netikėtai užpultas, bet gerai sureagavo ir ganėtinai nieko nepraradom. Ir buvo sudėtingas pušas, bet po truputį įsipušinom į pastatus. Pastatuose stengiamės tyliai valytis kambarį po kambario. Nežinojom, kur yra priešai, kur yra savi. Kai daug šiukšlių tyliai labai sunku eit, bet pastatai buvo gan tušti. Ir kol kas gan sklandžiai lengvai visur įeidinėjom ir tikrinom kambarį po kambario. Tarpelį po tarpelį. Šor. Bet sekančiam, jeigu šitam buvo, tai sekančiam 100% bus. Kaip jie čia išėjo? Yra, sekančiam, yra. Tai susišaudėm su sekančiu pastatu, sekančiam pastate jau buvo priešai. Buvo keletas savų jau priejusių prie pastatų, dar nesuprato informacijos, bandėm jiem visai pasakyti, stengdamėsi patys nenukentėti. Ir situacija buvo išties įdomi. Surinkus daugiau komandos narių, pušinom sekantį pastatą, kartu, stengiamės laikytis visi draugė, tikrint kambariuką po kambariuko. Ir užim pagrindinę poziciją, kur buvo pagrindinė užduotis, tai išminuot bombą. Au. Savas? Nu, blei, savi. Į šitą pataikė. Tai buvo sutikti savi, tai apsikapojom su savais, radom priešų, priešai buvo nukauti, tai stengiamės apieškoti. Kaip tik tu ieškok, nes nuomonės. Tai niekad neieškoja, niekad netikrinė, turim naujokų, tai galim ieškoti, tikrinti kišenės ir ieškoti vertingų daiktų. Nieko, nebent gerai užsipaučinė kažkur. Čia apkabos aišku. Kažkas. Ne, švarus lyg atrodo.
Neatrodė labai murzinas priešas, nieko vertingo neradę, ėjom prie bombos ir bandė kolegos ją išminuoti ir ją saugot. Užtruko prie bombų šiek tiek ir mus pušino priešai. Netikėtai, nelauktai, gavom priešo antplūdį, teko laikytis ir bandyti užimti geras pozicijas. Na, priešininkų pušas buvo išties lėtas, pradžiai privažiavo taktinis automobilis, jis mus apšaudė, suvarė visus į vidų ir tada po truputį jau priešai apsupinėjo aplinkui, nereikėjo laikytis viduj nuo priešų, kiek įmanoma stipriau. Granata! Tai priešai pradėjo mėtyti ir granatas, tai kolega laiku išnešė kudašių ir buvo šiek tiek veiksmo daugiau, mes granatom irgi stengiamės atsakyti atgal, bet dėja viskas vyko netaikliai ir ganėtinai ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Na, priešų pušų nebuvo, pažiūrėjom išlindę irgi prie durų nieko nematėm, buvo visi už durų, pasislėpę. Tai buvo ganėtinai ramu, tik tai jis nepastebėjau, kad mano pistolete baigėsi dujos ir pamačius priešą, bandant šaudyti, šratai net neskrido. Kiek norėtųsi gerai ir likau be pistoleto. Dar granatų sproginėjo, ant stogo krito. Ant putoplasto užkrito? Nu, Matai, čia per langą mane šaudo. Kaip matot, veiksmų tikrai netrūko, granatų irgi, per langus, per duris, per kitus langus, kolega įkrito, bandė pušint, manevrą, kojos vos neišsisuko, bet šiaip ne taip, atsitraukė dar gyvas. Baigės kulkos, mane dujų. Draugui baigėsi kulkos, man baigėsi dujos ir situacija viskas tik prastėjo. Dar granatų gavo mes ir jau reikėjo atlaikyti pušą. Nusprendžiau užsimti mažą koveriuką, kurį radau, prigult, kad būčiau kuo mažiau matomas ir stengiausi daugiau šaudyti. Tačiau mus per langus čia bandė tikrai per visur sušaudyti, nors realiai negalima blind shootų daryti, ar ne? Šaudyti, kur nematot, o čia žmonės šaudė, kur tik įmato. Na, prižiūrėtojas irgi nebuvo labai patenkintas, aš apsidairiau, kad likau visiškai patalpose vienas ir netoliau sprogdino pušiną, buvau tam visiškai nepasiruošęs, tačiau du priešininkus pavyko dar nuimti. Bet priešai nesiruošė nustoti, jie bandė grinai užimti šį pastatą, tai teko kovoti ilgai. Pačiam pasidarė juokinga ir dar sulaukėm palaikymą. Ir atskrido granata netikėtai, teko greit atsitraukti, taktiškas atsitraukimas, nes tų granatų sproginėjo, gerai, kad nukrito į vidų. Užėmiau atgal savo poziciją ir toliau bandžiau ją laikyti. Ir ilgai netrukus gavau granatą prie pat savo kojų, bet nesupratau, kad gavau prie kojų, tai toliau dar šaudžiau. Bet nepajutau to, tai bandau paaiškinti situaciją, kad nesugebėjau paspotinti granatus, girdėjau, kad jinai sprogo. Bet iš ties priešų buvo labai daug. Prisikėlus bandėm vėl užsimti tos pačius pastatus ir pušintis iš naujo. Bet per neatsargiai pušinant, teko prasileist šūvių ir buvau dėja pašautas. Už šitos sienos komandos nariam. Realiai už šitos sienos tam koridoriukas dar vienas yra ir prie pat stovi. Paskui pušinant atgal, vėl numiriau, tačiau nebuvo nurekordinės tos vietos, tai grįžau vėl ir toliau spaudėm priešininkus iki pačio dugno, bandydami užimti jų vadinamą mirtveką. Mirtvekas, iš dešinės. Palauk, aš iš čia matau jį. Pasislėpęs dabar. Mūsų komandos nariai, numetė granatą savo ant kojos ir išsigandę pabėgo.
Tai tikrai buvo juokinga situacija, gaila, nusisko ir nepastebėjau su kamera. Kerėplos. Bet kerėplos, a ne? Блядь, kerėplos. Pasitrauk nuo linijos. Geriau pasitrauk. Žinau, kuris čia taip bėgo, bet buvo galingai, ble. Tai gal aš, ne aš bėgdama šaudžiau. Į lūpą galai. Sorry. Tu šturmuoki, blėt, jeigu jau mėtėt. Nu, ne. Metam, sprogo, leidom vėl užimt pozicijas ir tada šturmas. Čia normalu. Oi, čia kur atsargiai granatą čia. Iš ties buvo juokinga ir granatų netrūko, mėti hebra kur netingi. Klausykit, jūs gal nemėtykit granatų. Jūs tik pinigus mėtykit. Geriau bus. Ir tikrai sunkiai Medikų mūsų reikia. savi pušinosi, bet po biškį Mediką reikia. išsipušino. Yra medikas. Turi kažkas plėsti. Na, buvau prikeltas ir tęsim žaidimą toliau, bandėm užsipušinti iki galo, puikiai mums tas pavyko. Bet nenoriu išsiplėsti video, po šio momento mes pušinomės į mišką ir miške turėjom nemažai veiksmų, tai šis eventas buvo išties labai energingas, daug veiksmų, tikrai netrūko ir kontento, tai buvo sutalpinau viską ir dar gavau granatą dovanų. Tai ačiū, kad užsukot, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiems patiko, susitiksim kitam epizode. Ne. Jie pradėjo nuleidinėti vėliavą ir tu išėgėjai. O jis pipsėjo iki to. Jis pradėjo